Sveiki visi! Taigi, šiandien yra kovo 17 dienos radio žinios. Ir su jumis aš, Karolina. Mūsų gimnazijos mokiniai, padedami muzikos mokytojos Neringos Kukarinienės ir lietuvių kalbos mokytojos Danutės Stankevičienės, surengė popietę, dainuojamąjį poeziją ir meninis skaitimas 2014 metai, skirtą Lietuvos nepriklausomybei paminėti. Šventės pradžioje gimnazijos pavaduotoja ugdymui Daiva Sirtautienė pabrėžė, kad savo gyvenimu privalu pratęsti tautos atmintį. Renginio metu skambėjo Maironio, Justino Marcinkevičiaus ir Marcelijaus Martinaičio eilės. Mokinių atliekamos dainos. Tikimės, kad kitais metais rengsime ne popietę, o konkursą. Mūsų gimnazijos bendruomenės nariai dalyvavo bėgime Obeliskas Abromui Kulviečiui Jonava. Kalbiname mokytojas. Kokios emocijos? Jėga! Per trumpą trasą. Norime daugiau. Ar kitais metais gal visa gimnazijos kolona tegul bėga 15 kilometrų? O ne. Davai. Užteks 3. Kaip ten moteris dainuoja? Norim dar. Su švente. Ir jūs. Trečiadienį per pirmą pamoką trečiokai ir keli antrokai vedė istorijos pamokas tema kovo 11. Dėkojame jiems ir jų mokytojams, kurie paruošė pristatymus. Penktadienio ryte mūsų gimnaziją aplankė europarlamentarė Laima Andrikienė, kuri mūsų gimnazistams pristatė Europos parlamentą iš arčiau. Štai pokalbis su ja. Nes aš žiūriu, kaip balsuojate dėl euro, tai galbūt Lietuvai naudinga silpna Europos Sąjunga, tada mes patys turėtumėm daugiau galių kaip valstybė. Mažiau deleguotumėm Europos Sąjungai, pasilaikytumėm savo suvereniteto daugiau savo ir geriau tvarkytumėmės tokiai, mažiau formalizuotai Europos Sąjungai. Ar vis tik nori, ar galvojate, kad reikia stiprios Europos Sąjungos ir kaip jūs įdomu tą stiprumą suprantat. Tai galbūt pirma mano pamokos dalis bus apie tai. Ir ginčiai buvo ir aš tada sakiau, kad aš atstovausiu Lietuvai, pirmiausiai Lietuvai. Ir iš tikrųjų, kai žiūriu į savo darbą, tai kiekvieną sprendimą, kurį reikia padaryti, kiekvieną balsavimą, tu perleidi per tą patį vieną žodžią. Lietuva. Ir kitaip sakant, klausi savęs, jeigu aš balsuosiu taip vienaip arba kitaip, ar aš padėsiu Lietuvai? 592. Area of the circle. How much is there inside? That's pi r squared. Every time you find it using pi. You gotta know the radius. More than one's the radii. If you want to use the cool math constant 3.14 pi. 1, 2, 3, nah, 4. Man, it's 3.1415. Some people say 3. The magic number. That's right. The magic number. That's not gonna roll here anymore. Nah, that's not gonna roll. I say they're irrational. If you think it's mathematical, then go the magic's with the constant 3.14. Did you say 3.14? That's what I said, pi. Sveikiname 10-11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiadoje 3 C klasės mokinę Viktoriją Rotskiną užėmusią 1 vietą, o meninio skaitimo konkurse 2 vietą. Dėkojame mokytojai Ritai Gecevičienei. Mokinių konkurse Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę? Sveikiname prizinių vietų nugalėtojus. Erika Bobrova, 1 E klasė, 1 vieta. Audrius Jozeliskis, 4 B klasė, 2 vieta. Ir 3 vietą užėmusi Dominyka Petrošių iš 3 F klasės. Dėkojame mokytojams Vilijai Kičienei ir Sigutei Meižienei. Sveikiname lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 3 vietos laimėtoją Pauliną Dirvaskytę, 8 B klasės mokinę. Dėkojame jos mokytojai Eglei Krutkevičienei. 19 Respublikinėme profesoriaus Baršausko fizikos konkurse sveikiname Justą Deveikį iš 2 A klasės,
kuris užėmė 3 vietą. Dėkojame jo mokytojai Ritai Morkaitienei. Rajoninėje 8-12 klasių mokinių dailės olimpiadoje Aistė Rakauskaitė, 3 F klasės mokinė, užėmė 1 vietą. Ir Urtė Kelaitytė, 2 A klasės mokinė, 3 vietą. Dėkojame jų mokytojai Janinai Celešieniai ir linkime sėkmės respublikinėme etape. Gražios pavasario savaitės. Susitiksime kitą pirmadienį. Iki! Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you... Gerai. Jau? Aš dar klausimą nesugalvojau. Vakaras. Tik garsiau. Garsiau. Labai patiko bėgti. Ne kiekvieną dieną ralių žiniuose filmuojasi. Kiekvieną dieną ralių žinių nėra. Ne, nesimato nieko. Nesimato nieko. Ką pavasarinė mokykla?